Prieš 10 metų Vilniaus universiteto medicinos fakultete susibūrė dėstytojų sveikatingumo grupė. Ne, tada dar nebuvo tokia madinga aerobika. Nuo mokyklų iki gamyklų, privalomai kasryt. Tokia buvo partijos vizija – į šviesų rytojų sveika tarybinė liaudis. O ką, tai buvo blogai, tai buvo labai. Mes visko, taip sakant, nenurašykim. Čia visa esmė yra, kad šiandieną žmogus sąmoningai ateina. Vat mūsų toks uždavinys, kad jis to norėtų, kad jis norėtų pabūti gamtoj, kad jis pajustų tą sveikatingumo efektą. Ir vienas nuleidžiam, taip, ir 2 nuleidžiam. Ne dėl partijos ir toli gražu ne dėl sentimentuoniems laikams. Entuziastai, patys tikriausi, iš idėjos. Ir 1, 2, po 2 kartus. Šiemet, reiškia, kalbam apie visokias ekonominės krizės. Yra fizinio aktyvumo stokos krizė. Nuo tų kompiuterių, nuo tų televizorių. Ir 3, grįžtam 4. Ir 1, ir 2. Jeigu žmogui daleisim, kaip mano, sportą beprasmis gyvenimas pasidaro. Niekur kitur tu nerasi, niekur taip neatsigausi, nepailsėsi, kai būdamas gamtoj, tarp gražių medžių, gražiam miške. Dabar į šalį. Rankas pėtukų plotį maždaug šiauriau į kairę. Mankštelė tik pradžia, tik apšilti. Tempiam 2, 3, 4, 5, 6. Išsitęsiam. 3 kartus savaitę žaidžiu lauko tenisą. 4 kartus išeinu į Vingio parką pasivaikščioti. Dabar pradėsiu vaikščioti jau su lazdelėm, nes žinai, kaip yra, sako pasakyta. Dabar vaikščiosiu su lazdelėm, kad senatvėj nereikėtų su lazdom vaikščioti. Va, laisvai, matot? Tai šiaurietiškas įsėjimas, nauja sporto mada. Iš pirmo žvilgsnio sakytum truputį juokinga mada. Kam tos lazdos? Argi be jų žingsniuoti nebūtų lengviau? Ranką, reiškia, aš išmetu į priekį, į priekį, o šitą atgal. Ir tokiu būdu, žiūrėkit, čia mano lėmuo pasisuko taip, o aš darydamas judesį jau viršutinę dalį įjungiau. Jau dirba čia viršutinė dalis ir, reiškia, raumeninas ir visa kita. Ne tik, kad aš vaikštau kojas mankštinu, bet beveik 90% viso raumenų mes įjungiame, darydami šitą viršutinį judesį, ką mums padeda lazdos tą padaryti. Fantastinis išsigelbėjimas, todėl kad turiu problemą su kojos kairiu dešiniu, kremzlis susidėvėjęs, reikėtų lyg ir keisti, bet atkrauna dalį krūvio nuo sąnarių, būtent perima lazdos. Ta lazda, suprantat, čia, bet tu tiesiog nesuspaudęs, nes kraujas turi vaikščioti, reiškia, kai slidininkas suspaudęs tvirtai laikosi. O čia aš ją numečiau ir viskas. Ir tokiu būdu aš. Aš kiekvieną tą žmogų sveikinu. Pirmas dalykas, 20% jau energijos sunaudojimas padidėja. Juda daugiau kūno raumenų. Mes neapkraunam taip judamojo aparato, stuburas nėra taip apkraunamas. Pirmieji taip sportuoti prieš kelis dešimtmečius pradėjo suomių slidininkai. Per treniruotes netruko pajusti, kaip maloniai toks vaikščiojimas išjudina kūną. Mokslininkai ėmėsi tyrimų ir štai kokie stulbinami paaiškėjo rezultatai. Šitaip žingsniuojant pasirodo, per valandą sudeginama maždaug 400 kalorijų. Tai yra kone perpus daugiau negu vaikštant be lazdų. Atpalaiduojami kaklo raumenys, įkvepiama gerokai daugiau deguonies, mažėja cholesterolio, stiprėja širdis ir kraujagyslės. O įdomiausia, kad beveik po pusvalandžio tokio vaikščiojimo organizmas ima išskirti serotoninų ir endorfinų, vadinamųjų laimės hormonų. Štai kodėl po tokios treniruotės atsipalaiduoji, nurimsti ir visai nesijauti pavargęs. Pirmiausiai tai yra, kad tu būni visada grynam ore. Ko dažniausiai ir trūksta, kad išeiti gryną orą. Antra, anksčiau, kada leisdavo sveikatos bėgioti krosą ir, sakykime, žmonės sportininkai, kurie išeidavo į trasą bėgioti, dabar antsvoris atsirado ar kas norins. Tai čia yra nepaprastai gerai pereiti nuo bėgimo ir pereiti su lazdelėm ir vėlgi tai bus didžiulė amplitudė, raumenų panaudojimas, visa kita. Ir šitas vaikščiojimas labai gerai išsprendžia tą socialinę
socialinė pusė tos fizinio aktyvumo ir kūno kultūros, todėl kad gali draugė sportuoti ir senjora, ir jūs jaunutė moteriška, ir vaikas gali, bet kokiu oru, niekas netrukdo. Labai gerai tiem, kurie serga, lygsvaros sutrikimai, Alzheimeriai visi. Ir svarbiausia, taigi yra pigiausias. Nu ką dabar lazdos? Nu lazdos geresnės, aišku, ten kažkur yra virš 100 litų, gal ir panašiai, bet tai pradžiai galima paprasčiausiai už 30-40 litų nusipirkti lazdeles. Fizinis aktyvumas apsaugo nuo tokių lėtinių ligų, širdies ir kraujagyslių ligų, jas atitolina, padeda sureguliuoti arterinį kraujo spaudimą, net ir krūties vėžys vystosi moterims, kurie yra fiziškai aktyvios, mažiau yra pastebėta. Ne visi medikamentai gali taip padaryti, kiek padaro fizinis aktyvumas. Palaikyti mūsų nuotaiką, palaikyti svorį, būti darbingesniam, būti ištvermingesniam ir kad mes galėtume visą nuo pirmadienio iki penktadienio labai produktyviai dirbti. Atrodo, šį kartą iš vakarų bus atėjusi visai nebloga mada. Gal ji net bus iš tų, kurios greitai nepraeis? Amerikoje ir Europoje taip sportuoja milijonai ir jų vis daugėja. O Lietuvoje? Matau, kad kiti vaikšto, babutės nežino, kaip jos tik tai remiasi, kad nenugriūti. Truputėlį reikėtų žinoti ir tos metodikos šiek tiek, kaip tas turėtų atrodyti. Lazdos turi būti ilgis toks, kad būtų status kampas, alkūnė ir riešas. Jeigu slidinėjime lazdos reikalingos atsispyrimui, ir ten visą laiką aš suspaudęs laikau tvirtai, tai čia pakanka to, kad, reiškia, aš į viršutinę dalį įjungiam. Niekada nėra vėlų pradėti. Tik reikia pradėti. Mūsų kultūros elementas, fizinė kultūra. Aš galvoju, kad mokykloje yra per mažai fizinio lavinimo pamokų. Ir fizinio lavinimo pamokos yra tokios pat svarbios kaip matematika, fizika arba užsienio kalbos. Kartais mamytės sako, taip, vaikelis negali jis eiti į fizinio lavinimo pamokos. Aš visada sakau, nežalokit savo augančio vaiko. Nėra burtininko, kuris auksinę lazdelę pamos ir mes būsim sveiki, bet nuo mano paties požiūrio į sveikatą daug kas priklausys. Ir priklausys ne tik mano, bet mano šeimos. Gyvenimą žmogaus apsprendžia 3 dalykai. Tai protas, tai yra tavo siela ir fizinis judėjimas. Ir jeigu bet kuriam iš tų 3, taip kaip yra, sakykime, trikojų stalas, jeigu bet kuriam užleidė, tas stalas negali stovėti tvirtai, jis vis tiek turėtų nugriūti. Todėl viską reikia daryti.